Sveiki. Neretai mūsų klientai prašo paaiškinti apie nedarbingumo lapelius. Tai šitas filmukas, jis kaip tik visą tą istoriją kondensuotai ir pasakoja. Taigi, laikinas nedarbingumas Latvijoje. Visų pirma, yra dviejų tipų nedarbingumo lapeliai. Tai yra A ir B tipo lapeliai. B tipo nedarbingumo lapelius pilnai dengia Latvijos socialinis draudimas. Ir darbdaviui dėl to jokio rūpesčio nėra. Tačiau A tipo nedarbingumo lapelius dengia darbdavys iki tol, kol ilgesnės ligos atveju, tai yra virš 9 dienų, jie virsta B tipo nedarbingumo lapeliu. Tai B tipo nedarbingumo lapelių išmoka skaičiuojama nuo darbuotojo vidutinio įmokų atlyginimo. Tai yra 80% už kalendorinės arba visas dienas. Na, jūs turbūt suprantat, kad jeigu skaičiuojant vidurkį įmamos kalendorinės dienos, iš to deklaruoto arba įmokų atlyginimo, tai tokiu atveju vidurkis gaunasi mažesnis, o jeigu tik darbo dienas, tai šiek tiek didesnis. Tai skaičius bet kokiu atveju gaunasi turbūt tas pats. Iš to atimamas, aišku, gyventojų pajamų mokestis, jau išmokant darbuotojui tą sumą. Jums taip pat turbūt aktualu, kaip apmokamas laikinas nedarbingumas kuomet už nedarbingumą moka darbdavys. Tai čia yra maždaug taip, kad nuo 1 iki 9 dienos A tipo nedarbingumo lapelius dengia darbdavys. Na, jeigu aš jums pasakysiu, kokiu įstatymu vadovaujantis, jums turbūt lengviau nepasidarys. Bet tai motinystės ir ligos draudimo įstatymo 36 straipsnis. Ir jis nustato būtent tokią, kaip aš jums pasakoju, tvarką. Tai pirma, nedarbingumo diena neapmokama visai, o ta prasme, jūs neprivalote, bet jūs galite. Už 2 ir 3 nedarbingumo dienas mokama ne mažiau kaip 75% vidutinio darbo užmokesčio. Jūs galite mokėti daugiau, jeigu jūs taip norite. Nuo 4 iki 9 dienos jūs tada jau mokate 80% vidutinio darbo užmokesčio ir toliau lapelis virsta B tipo lapeliu. Na, darbdavys apmoka tik už tas ligos dienas, kurios yra darbo dienos. Tai toks trumpas tas pasakojimas ir tebūtų. Ačiū Jums už dėmesį ir iki naujų susitikimų.